Bangos ties krantu. 3 žvejų mergaitės sukasi ratu. Jas rausvai nudažo saulė lįsdamos, krykščia jos ir gražos lygi sutemos. Smilgių etnografinėje sodyboje prasidėjo tradicinis Aukštaitijos regiono klojimo teatro festivalis Po bitės sparnu. Šiemet minint bitės 80-asias mirties metines ir jos globotinio smilgiečio skulptoriaus Bernardo Bučo 120-metį, festivalį pradėjo muzikinis spektaklis pagal Bernardo Bučo sutuoktinės Salomėjos Nėries pasaką Eglė žalčių karalienė. Pieno kils puta, jei klastingai žūsi, kraujo kils puta. Labai džiaugiamės, kad į Smilgius kiekvieną rugpjūčio paskutinį savaitgalį atkeliauja Aukštaitijos regiono klojimo teatro festivalis, kuris vadinasi Po bitės sparnu ir yra skirtas Gabrielės Petkevičaitės bitės palikimui, kultūriniam palikimui gausinti, turtinti ir žinoma saugoti. Tai klojimo teatro festivalis sujungia po šito klojimo stogu ne tik tai meno mėgėjų teatrus, bet ir profesionalų teatrą. Gal nereiks tau kelio tolimo keliauti? Kaip žiūrovas dalyvauju kokį 5 kartą, o jau kaip su teatro artistas, tai turbūt 3 ar 4 kartą irgi jau nebesuskaičiuoja. Truputėlį šiek tiek liūdnokos, nes tas festivalis vyksta vasarai baigiantis. Tai truputėlį liūdna, kad vasara baigėsi, o šiaip nuotaika pakili, kadangi festivalis gražus. Festivalio Po bitės sparnu pradžią pažymėjo ir fotografo Stasio Skrebio parodos atidarymas, kurioje eksponuojamos įamžintos praeitų metų festivalio akimirkos. Tai ir rinkom, ir aš su žmona rinkau, ir direktoriai rinko, ir žinokit, gal per daug prifotografavom ir nebežinojom, ko išrinkti. Man teatrą nėra lengva, žinokit, fotografuoti, ypač kada apšvietimą juk reikia žiūrėti. Ir to spektaklio kartais ir pats nematai. Nes o komedijos, tai žinokit, irgi taip pat ir juokas ir aparatas pradeda drebėti. Kiekvienais metais festivalis dalyvius džiugina ne tik spektakliais, tačiau ir įvairiausiomis veiklomis bei ekskursijomis. Šiais metais festivalio metu surengta savaitinė teatro stovykla jaunimui. Mokėmės, susipažinome, bandėme tapti aktoriais, bandėme kažką organizuotis ir pavaidinti. Labiausiai, kas patiko, tai susipažinti su aktoriais, pabandyti, kaip jiems stovėti ant scenos, kaip man buvo įdomu. Mes norime tiesiog vaikus pritraukti, ne tik supažindinti, kas yra teatras, bet ir pritraukti juos, pažiūrėti spektaklį, vertinti, analizuoti. Su stovyklos vaikais buvome išvykę tiesiog po visą Aukštaitijos regioną. Aplankėm Rokiškį, aplankėm Pasvalį, aplankėm Kupiškį ir tiesiog jiems edukacinės programas vedė visi geriausi Aukštaitijos regiono režisieriai. Kaip ir jūs aputės, žydi mėlynai. Jau šį sekmadienį festivalyje Po bitės sparnu bus galima išvysti legendinę nemirtingąją komediją Amerika pirtyje, Utenos kamerinį teatrą bei Labas teatrą iš Vilniaus. Festivalis Po bitės sparnu Smilgių etnografinėje sodyboje rugpjūčio 24-27 dienomis.